Mielieji, labas. Na ką, sveikinuosi su jumis jau nebe iš Saulėto balio, o iš Saulėtos Lietuvos. Tai džiugu, kad Saulėta Lietuva. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi grįžti namo, grįžti į Lietuvą, nes kas galbūt matėt Instagrame, dalinausi, kad balis mane pataškė konkrečiai. Ir, žodžiu, sirgau, ten daug žodžių nepasakau ir nepasakosiu, nes aš nemėgstu pasakoti apie ten kažkokius, žinot, negatyvus, ten ligas, nors ačiū Dievui, aš labai retai sergu ir vat būtent dėl tos priežasties dar mane labai pakratė, nes man neįprasta yra sirgt. Ir bet koks vat nukrypimas į sveikatą visą laiką man taip prabudina, taip pakrato ir taip pagata. Dabar tu turi čia pasigilinti, kas čia vyksta, dėl ko tu čia susirgai, kokios priežastys. Žinoma, žiūriu ir į psichologinės, psichosomatinės priežastys. Tai, žodžiu, žinoma, radau savo atsakymų labai vertingų ir tas susirgimas man buvo labai didžiulė transformacija. Tai, sakau, balis, žinokit, visada jisai, tu po jo nebegali grįžti toks, koks tu ten nuvažiavai. Ir žinokit, aktualu tai yra visiems, bet ir vyras mano, ir draugai, žodžiu, visus pakratė. Tai vat, grįžti dabar jau į ritmą, jau žinokit, atsigavau, nes realiai po pirmų ten simptomų, po to, kai susirgau, jau realiai praėjo 2 savaitės, tai dar atsistatinėju, nes imunitetas labai stipriai pakrito ir tų jėgų nėra ir panašiai. Tai dabar vat, realiai kelias dienas tik jaučiu, kaip jau grįžta ir jėgos, ir noras, ir energija. Tai daviau irgi kūnui laiko atsistatyti, ten, žinot, nespaudžiau, nedirbau ir panašiai, nes, pakratė konkrečiai. Tai vat, apie ką noriu rašyti jums šitą video, tai apie tai, kad vat, kaip, vat, pirma, klausimas jums, taip, identifikacija, ne, kiek jums šita tema aktuali, kaip jūs dažnai pastebit, kad pas jūs yra tokie šuoliukai tarp to, kad vat, noriu kažko, paskui ateina etapas, kad nebenoriu, vat, kažkoks galbūt yra tikslas, svajonė, nebenoriu jau to siekti, nebenoriu daryti, galbūt man čia nebeįdomu jau ir nebereikia man jau to, paskui praeina kažkiek laiko, galvoju, vėl man tai įdomu, vėl noriu tai daryti. Arba kaip dažnai jūs aplanko negatyvios mintis, kad pavyzdžiui, man nepavyks čia, vat, gal man to nereikia, gal čia aš to nepasieksiu, gal čia, va tokios vat negatyvios mintis, kurios traukia prie nieko nedarimo, tokio sėdėjimo arba tokių mažų tikslų paprastų labai, tokių vos nežinot išgyvenimo tik tai lygyje. Bet jeigu jums šita tema aktuali ir jūs pastebit, kad pas jūs tai pasireiškia, pasižiūrėkite šitą video. Nes aš jums papasakosiu šiandien, kodėl, iš kur tai kyla ir ką su tuo daryti. Tai iš tikrųjų aš tai visą laiką pastebiu ant savęs ir galima iš tikrųjų ant to kabliuko, žinot, tai biški net pakliūt, kad iš tikrųjų vat, atrodo kyla tos mintis, gal čia kokia nuojauta, ne, kad vat, norėjau kažkokio dalyko, norėjau ten gali būti materialūs, nematerialūs dalykai, kažkokį turėjau tikslą ir atrodo jau jo ir siekiu ir paskui piste, ne, taip sakant, kažkas nutinka ir toks, jau nebenoriu. Ir galima ant to kabliuko pakliūt, lyg čia, žinot, tikrovė yra realybė, kad va, tau iš tikrųjų to nereikia, galbūt tau iš tikrųjų to nebereikia, galbūt čia buvo ne tavo tikslas ir panašiai. Tai gali būti ir taip, bet dažniau tai visgi būna kita istorija. Tuo aš truputį vandens atsigersiu. Tai būna iš tikrųjų kita istorija kokia, kad tada, kai mus aplanko tos negatyvios, destruktyvios mintis, kurios sako, kad tau ten kažko nebereikia, nebedaryk, nepavyks, ten tu dar nemoki, tu nežinai ir panašiai, čia per didelis tikslas tau. Kad tai iš tikrųjų būna etapai, kai mes turim mažiau energijos. Kai tas mūsų energijos lygis, jisai
nukrenta, kai mes tiesiog esam elementariai pavargę. Ir jeigu jūs paanalizuosite tuos savo etapus, kai tai pastebėjote, kai tai buvo jūsų gyvenime, jūs pamatysite, kad jūs tais etapais jūs tiesiog buvote pavargę. Nebeturėjote jėgų ir nebeturėjote pakankamai energijos. Ir tai yra normalu, kad kai mes neturime energijos, kai mes neturime jėgų, kai mes esame tiek fiziškai, tiek psichiškai realiai išvargę, perdegę netgi, kad mums nesinori, kad tos programos jos realiai tuo metu ir aktyvuojasi. Nes žiūrėkit, kaip yra. Labai įdomią, tokią jums dabar pateiksiu metaforą, per kurią galite tai pasižiūrėti. Kad kai mes, įsivaizduokit save, kaip kokią stiklinę, butelį kokį, stiklinę, butelis. Ir priklausomai nuo to, yra kažkokios skirtingos tos programos viduje, ten įsitikinimai, programos ir taip toliau. Ir jeigu tos energijos yra mažai, tai įsivaizduokit, kad stiklinė, jinai yra, pavyzdžiui, butelis pustuštis. Ir tos programos, jos viduj labai stipriai veikia, jos yra viduj, jos veikia, jos daro įtaką. Bet tada, kai mes save prisipildom ir mūsų viduje yra labai daug resurso, labai daug energijos, tas vanduo, tas programas, jas kaip kokius, tokius oro pagrindų, kad jos tokios yra ant vandens, kaip burbuliukai kokie. Tas resursas, pakilęs energija, jinai tuos burbuliukus, juos iškelia į viršų ir netgi išmeta vos ne per tą stiklinę, kaip vandens pripilį ir, pavyzdžiui, kas ant vandens yra pridėta, koks burbuliukas, jisai ir jisai iškrenta, atrodo, iš tos stiklinės, iš to buteliuko ir nebedaro įtakos. Ir lygiai taip pat mes galim suprasti save, kad kai mes neturim resurso, mes visą tai nugrimsta į apačią ir tai daro mums įtaką. Tai yra daugiau nei mes. Atsitokit, kad tie burbuliukai, jie yra tie oro burbuliukai, tos programos, ypatingai negatyvės, jos yra didesnės už tai, kiek mes turim resurso, kad mes negebam su tuo susitvarkyti. Ir mes gebam su tuo susitvarkyti, tai lygu tai išstumta, neleisti tam padaryti tokią didžiulę įtaką mūsų gyvenimui tada, kai mes prisipildom to resurso, kai mes turim realiai, elementariai, tiesiog ne to žodžio prasme, jėgų, energijos, tai pakelt ir būti realiai, skaityk, stipresnių už tai. Nes tada, kai apnyksta tos mintis, tos negatyvios, destruktyvios mintis ir tos programos aktyvuojasi, tai yra tada, kai jos tampa realiai stipresnės už mus. Kai mes neturim realiai jėgų tam netgi pasipriešint ar su tuo kažką padaryti. Ir čia vienintelė realiai yra priežastis, kodėl iškyla visos tos mintis ir jos paima galę, ant to trono atsistoja ir tokia, tu negali, tau to nereikia, tau nepavyks. Ir toksai, viskas, nedarysiu. Ir mes aš net pagal save labai tas jausmas man aiškus yra, kad tai realiai ir būna toksai, nereikia man. Žinokit, aš buvo netgi neseniai pas mane tokių, bet per tą lygą pas mane tai suaktyvėjo netgi, nes pas mane labai stipriai imunitetas nukrito. Ir energija, žinoma, nukrito, visi rodikliai nukrito, kraujo parametrai. Ir aš tai ant savęs, žinokit, tiesioginio to žodžio prasme pajaučiau, nes aš turiu tam tikrų tikslų ten ir panašiai, užsibrėžus, išsikėlus. Ir aš tokia, tas buvo etapas, tas porą savaičių, mes grįžom taip į Lietuvą ir aš tokia, man to nereikia. Aš to nebenoriu, čia tiesiog reikės labai daug energijos to siekti. Ir aš su vyru dalinuosi, sakau, žiūrėk, čia taip ir taip. Galvoju, gal man to nebereikia, nes čia man reikia tiesiog labai daug dabar tam energijos ir stresas vėl, o aš tiesiog dabar jaučiu, kad aš tiesiog jauti, kad tu neturi jėgų. Ir aš dabar galvoju, kokia tai buvo iliuzija, nes čia nėra apie tai, kad man to iš tikrųjų nereikia, kad aš to nenoriu. Tai yra apie tai, kad tiesiog buvo etapas, kai aš turėjau labai labai mažai tam energijos,
kad mano visiškai kūno prioritetai buvo kiti, kūno prioritetai buvo atsistatyti. Nu, va tiesiog gyvybinės funkcijas, kad tau atstatyti rodiklius, Agata, parametrus teisingus ir panašiai. Va čia va yra tikslas pagrindinis dabar. Kad tu palaikytum sveikatą, kad pagerėtų tavo rodikliai, atsistatytų tavo imunitetas, va čia va yra pagrindas. Ne kažkokių materialių tikslų dabar siekti, ne, ko tu ten užsibrėži, o būtent va į tą pagrindą, dabar į kūną akcentuotis ir kreipti savo dėmesį visą ir fokusą. Ir va čia, kaip ir sakau, mes galim pagalvoti, kad mums apskritai to nebereikia. Arba mes galim pakliūti ant to kabliuko, kad tau nepavyks tiesiog, Agata. Nu, tu tau, vat, žinot, vapšie nepavyks niekada. Nes čia vat būna tas etapas, kad tiesiog tau nebereikia. Tu nebegali. Ne tai, kad, žinot, dabar, o apskritai nereikia. Vat gal tu paprasčiau, gal tu kažkaip susipaprastink, gal tau reikia tiesiog mažiau dalykų. Čia yra iliuzija. Ir vat šitą labai svarbu pastebėti, nes tuo momentu mes turim atkreipti dėmesį į tai, kad pas mane tiesiog dabar yra etapas, kai aš tiesiog pavargau, pas mane nėra dabar energijos jėgų ir tai reiškia viena, kad man dabar reikia ne tikslų savo atsikratyti, ne, ir viskas, kad man nebereikia to siekti ir galbūt reikia kitų dalykų, o nukreipti savo visą fokusą į atsistatymą. Į atsistatymą, kad aš dabar turiu rūpinti savo kūnu, mitybą, ne, daugiau miegoti, daugiau ilsėtis, nueiti galbūt pas gydytoją, pasitikrinti kraują, sveikatą, vartoti papildus, ne, kad tu fiziškai atsistatytum. Ir tada, kai tu atsistatysi fiziškai, kai tu jausi, kad pas tave tikrai jau atsistatė resursai, jauti, kad jau sveikata pagerėjo, imunitetas sustiprėjo, energija sugrįžo, va tada priimk sprendimus ir tu pamatysi, kad tada sprendimai jie jau bus visai kitokie, nes jie bus tiesiog jau daromi ant kito realiai pagrindo. Ir vat irgi pas mane nebuvo jėgų nei mokymus vesti, nei Instagramą vesti, ta prasme, nieko, aš nenorėjau daryti nieko. Ir va tuo momentu galima save netgi irgi spausti, kaip žmonės irgi ką labai dažnai daro, kad nenoriu, nėra jėgų, pavargau ir vietoj to, kad nueit, pailsėti, atsistatyti, žmonės dar labiau save spaudžia, ne, kad nu kaip tu taip nedarai, kaip tu čia dabar neuždirbi pinigų, kaip tu čia dabar nevedi ten kontento, jeigu aktualu, ne, kas ten Instagramą kūrė, kaip tu čia dabar konsultacijų nevedi, taigi tu neišgyvensi, tau reikia pinigų, ir tada dar labiau save spaudžia. Vietoj to, ne, kad pastebėt, ne, kad nėra, dabar nenoriu, nebe priežasties. Kūnas neina, nebe priežasties. Jeigu kūnas neina, reiškia, nėra ten pakankamai resursų, nėra energijos, kad kūnas eitų, nes jeigu energijos yra labai daug, kūnas eina pats. Jo nereikia tempti į darbą, jo nereikia tempti į kūrybą, jo nereikia verst, jis eina pats. Jeigu kūną reikia verst, jeigu jį reikia prievartaut, čia yra labai bloga strategija, nes mes iš tikrųjų taip žalojam save ir mes save tempiam į dar didesnį minusą. Ir tada bus dar didesnės lygos, dar stipresni perdegimai ir dar ilgesnis atsistatymo laikotarpis, periodas. Tai vat, mėlieji, pagrindinė mintis, kurią norėjau čia vat atnešti šituo video, kad kai apnyksta tos negatyvios, tamsios, tokios pilkos mintis, kad vat nepavyks, tau čia nereikia, tu čia nepakankamas, vat viskas, visa šita destrukcija, tai vienintelis yra ženklas, ne, kad atkreipti dėmesį į savo sveikatą, į savo psichinę, fizinę sveikatą, į savo energijos lygį. Nes 99% atvejų tai bus tiesiog, kad žmogus pavargo. Kad ne tai, kad jisai negali, ar jam to nereikia daryti, ar jis yra nepakankamas, o tiesiog tu pavargai. Ir tu kaip pavargęs, tai natūralu, kad iššoka tos mintis, nes tai yra, vat dabar, kai tu esi pavargęs, tu iš tikrųjų negali. Va dabar, tu kai esi pavargęs, tai tos mintis, jos realiai yra natūralios. Čia ne tai, kad kažkas ateina, kas nori mums pakenkti. Ne, tau tiesiog kūnas sako, negaliu, nepavyks.
Ne apskritai, bet dabar su tuo, ką tu turi dabar, vat su tais resursais savo kūno, ką tu turi dabar. Dabar nepavyks. Tu negali, va dabar nepakankamai yra. Nepakankamai, ne dėl to, kad tu ten žinių turi, nepakankamai praktikos, gebėjimų ir panašiai. Ne, nepakankamai resursų. Ir tada nereikia savęs spausti, reikia pauzytę paimti, pauzę paimu ir dabar viskas, aš sustoju. Aš dabar einu ilsėtis tol, kol pajausiu, kad pas mane atsistato tie resursai. Vėlgi, čia nėra istorija apie tai, kažkam užteks, jeigu tai yra toksai irgi neapleistas atvejs, pamiegoti, ne? Pamiegoti, išsimiegoti, nes iš tikrųjų didžiuliam kiekiu žmonių tiesiog labai stipriai trūksta miego. Žmonės labai stipriai neišsimiega. Tas bėgantis tempas, nerimas, kuris dar tik tai stipriau veda, ne, kad bėg, lėk, tau dar reikia bėgti, tau dar reikia lėkti. Tau dar nepakankamai, kur tu čia dabar miegosi, kokios 8-9 valandos tu ir taip nieko nespėjai. Ir tada žmogus į minus, eina tik tai į minusą, neišsimiega ir į dar didesnę miego skolą klimpa. Nieko maistingo nevalgo, ne, nes patys pagrindiniai yra energijos šaltiniai, tai yra kokybiškas miegas. Tam tikrom valandom eit miegoti, ne, nuo 10-11 valandą eit miegoti. Išmiegoti 8 valandas, moteriams miego reikia dar daugiau nei vyrams. Ir čia irgi ne ta istorija, kur, tai nėra kada miegoti. Ne, jeigu tau nėra kada miegoti, tu nieko doro nepasieksi, nes tu realiai neturėsi energijos, tu nebūsi atsistatęs, tu varysi tiesiog iš rezervų ir kūnas jisai vis tiek anksčiau ir vėliau jisai paguldys. Jeigu mes nesilsim patys, jeigu mes neįmam atostogų, nepalsiaujame kokybiškai, kūnas jis vis tiek paguldys. Kūnas visą laiką paguldo per ligas, kur tada jau tu priverstinai turi imti, tenais nedarbingumą, gulėti, ilsėtis ir panašiai, kai jau fiziškai atsistoti negali. Tai mes tai galime tiesiog pakeisti, kad tiesiog patys einame sąmoningai, ilsimės, ir miegame pakankamai, rūpiname savo kūnų, sportuojame, stebime savo kraują, savo deficitus, pildome tus deficitus ir taip toliau. Antras dalykas yra maistas. Irgi labai dažnai pastebiu, kai irgi dirbdavau, pavyzdžiui, samdomam darbe, kai irgi pamatai, kaip žmonės maitinasi, dažnai kaip būna, nespėjau pavalgyti, čia dabar su klientu reikia susitikti, čia reikia dabar darbus pasibaigti ir panašiai, ir aš tiesiog neinu pietauti, neinu ilsėtis, arba dėl užkandu kokią nesąmonę, sausainį sumuštinį ir viskas. Arba irgi vieną tokį pavyzdį, neseniai buvo pavyzdys, važiavau pirkti gėlių ir gėlinę, kol laukiu, kol pardavėja man supakuos puokštę, stoviu taip ir stebiu aplinką ir matau, kad jinai pasidariusi yra savo maisto, žinote, bomžpakė, aš nežinau, ar visi taip vadino, bet mes vaikystėj, paauglystėj, tuos užpilamus, tuos makaronus, tie, kur tokie kvadratas, plonytė makaronai, mes vadindavom bomžpakiais. Dabar galvoju, kad tikriausiai ne veltui mes taip vadinom, nes iš tikrųjų ten yra labai prastas maistas. Aš nežinau, iš seno dar prisimenu, kad mūsų skrandis net nevirškina visų tų bomžpakių ir nežinau, kiek čia tos tiesos, bet aš šitą prisimenu, realiai jų niekada nevalgau. Ir jinai pasidėjus tos bomžpakius, užsipilus, aš sakau, ponė, bet tai yra labai, mes kažkaip atsisveikinus, sakau, dėkoju, sakau, rūpinkite savo sveikatą, sakau, ir nevalgykit, sakau, šitų nesąmonių. Ir jinai sako, nėra laiko pavalgyti, kažkaip taip pasakė. Ir žiūrėkite, kaip taip gaunas. Mums nėra kada laiko pamiegoti, nes tiesiog turime labai daug veiklų, darbų, iš tikrųjų, pusę laiko ten praleidžiame beprasmiškai, praleidžiame telefonuose, pasižiūrėkite, kiek skrintavimo turit per dieną, per savaitę. Dabar tiesiog užeikit, mes nejaučiam, kiek mes praleidžiam laiko telefone. Pasižiūrėkite, koks yra jūsų skrintavimas. Ten, minimum 2 valandos pas kiekvieną bus, minimum. Ir tas 2 valandas, ten būna beprasmis laiko leidimas. Čiatai, reelsai, story beprasmiški. Ir, pavyzdžiui, kad šitą 2 valandas pridėk prie miego, tas 2 valandas. Ir paplanuok taip laiką, kad galėtum anksčiau eit miegoti, arba ilgiau pamiegoti, arba tą laiką pasigaminti savo maistą. Tai, mes esminius savo realiai
gyvybės aspektus mes juos numetam kaip mažiausiai svarbius. Miegas ir maistas. Galiu miegoti ten po 5 valandas per parą, arba dar miegoti tas 5 ir tas nekokybiškai miegoti, nes ten prieš miegą dar scrollinu telefoną, kas neleidžia niekaip pereiti į tą jau ramybės būseną, kai galiu jau pradėti ilsėtis, ta mėlyna šviesa, tas aktyvumas, tas dar labiau aktyvavimas nervinės sistemos, ir tada dar valandą laiko negaliu užmygti, nes tas mintis dar sukasi, tai ten iš tų 5 valandų dar tik 4 kokios praeina, dar naktį prabundu, nes per dieną labai daug streso patiriu ir dar organizmas naktį negali ilsėtis, neišsimiegu, tada bet ką suvalgau, užkemšu skrandį, nesirūpinu savo mitybą ir paskui, kodėl pas mane dar savaitgalį dar pageriu, klubai, ten tūsai, barai, alkoholis, žodžiu, ir mes paskui, kodėl pas mane nėra energijos, kodėl nėra jėgų, kodėl nieko nenoriu, kodėl save nuvertinu, kodėl žema savivertė, o čia atrodo tokie globalūs dalykai, ten ir nerimas, pavyzdžiui, nerimas jis irgi pasireiškia tada, kai nukrenta energija, nes kai pas mus energijos yra daug, nerimo nėra, arba jo nėra tiesiog tokioj stiprioje, aktyvioje formoje 24/7 foniniam režime. Ir tokie atrodo globalūs, realiai stiprus, giluminiai, psichologiniai dalykai, jie realiai išsisprendžia, jeigu mes pakeliam energiją savo. O energija mes realiai, netgi elementarūs dalykai, kaip pasakiau, ant ko visą tai bazuojasi, tai yra sveikas miegas, pakankamas miego kiekis ir sveika mityba pilnavertė. Tai man pagal pojūtį gausi labai naudingas video. Jeigu jūs realiai išsinešite šito video, šitą mintį, tai gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Bet iš esmės gali pakeisti jūsų gyvenimą. Ir mėlyjei, ką aš jums noriu irgi pasakyti, kad aš savo uždaram kanale Intuicija turiu uždarą Telegram kanalą, kurio mokestis yra tik 15 eurų per mėnesį. Galite užeiti, pasižiūrėti, bet kada atšaukti, be jokių prisirišimų, viskas labai paprasta. Aš tame kanale dabar bus tokių video daugiau. Pirma, aš ten įrašinėjau, ten irgi yra labai daug audio podcastų. Taip pat ateityje bus ir paskaitos, ir susitikimai live, bet taip pat aš ten dabar įrašinėsiu daugiau video. Tai dabar bus mažiau šiek tiek YouTube video ir bus tokių video daugiau Intuicijai. Tai jeigu jums tokie video mano patinka, jūs gaunate savo naudos, jūs norite tokių video dar daugiau, tai aš kviečiu jūs prisijungti į uždarą kanalą, aš nuorodą paliksiu video aprašyme, tai irgi jau dabar, kai kelsiu šitą video, tai Intuicijoje jau bus irgi pirmas video įkeltas, tai pagalvojau, kad irgi toks formatas labai fainas, man pačiai labai patinka žiūrėti video, netgi aš audio irgi labai klausau kitų specialistų, bet pastebėjau, kad video formatas, jis tiesiog man, jis lengviau klausosi, žinoma, įrašinėti jį yra sudėtingiau, nes reikia ruoštis, aplinką paruošti, negali tiesiog, kažkur, bet kur gulėti, sėdėti ir įrašinėti audio. Žinoma, audio taip pat bus, bet taip pat bus ir video formatas. Tai jeigu jums įdomu, jeigu patinka jums toks formatas mano YouTube kanale, tai ir norite jo daugiau, nes jo dabar bus daugiau ten, ne čia. Tai kviečiu jūs prisijungti prie to kanalo. Tai kaip visada, lauksiu jūsų komentarų, tiesiog galite parašyti paprastą komentarą, kad aš žinočiau, kad jūs žiūrit, kad jums naudinga, nes irgi pastebėjau, kad mes kalbėjom vakar su klientė apie tai, kad jinai man pasidalino, kaip jai patinka mano video YouTube ir panašiai. Ir sakau, sakau, kaip fainai, kad jūs pasakot, nes sakau, žmonės labai retai parašo. Aš sakau, matau, kad žiūri, kad jūs yra peržiūros, bet žmonės labai retai parašo. Iš tikrųjų, mes tokie esame, aš irgi labai daug ką žiūriu iš tikrųjų ir pastebiu, kaip pažiūri ir kažkaip taip, ir labai faina, labai naudinga, bet ir žiūriu, kad neparašau. Ir iš tikrųjų tai labai malonu yra išgirsti kūrėjui, kai tu kūrė ir gauni atgalinį ryšį, kad žmonės parašo, kad jie žiūri, kad jiems naudinga, ką jie pasiema. Tai iš tikrųjų būsiu labai dėkinga už jūsų komentarus. Pasidalinkit šio video su tais, kam galvojate, kad tai galėtų būti naudinga, nes jeigu tai buvo naudinga jums, tai 100% bus naudinga ir jūsų draugams,
į auditoriją, jeigu vat irgi kūrėte ar Instagramą, ar sos tinklus, tai visą laiką labai yra naudinga dalintis, nes auditorija visą laiką yra panaši su mumis ir vat netgi aš irgi ką dalinuosi, tai būna tai, kas man yra aktualu, kas man yra įdomu, kas man padeda ir aš žinau, kad jeigu jūs klausot, mes esam panašus ir jums tai bus naudinga. Žiūrėk, palaukit, dar papasakosiu vieną, čia žinokit, tikrai buvo bairis, vakar irgi diagnostiką vedžiau su kliente ir įsivaizduokit, aš rašiuosi diagnostikai ir aš žiūriu jos matricą, aišku, palauk, čia kažkaip pinigų linija kažką priimena, palauk, ar ne pas mane lygiai tokia pati. Aš atsidarau, pas mane su kliente sutampa pinigų linija, santykių linija, visa karminė uodega, žodžiu, ten trečdalis matricos sutampa. Ir mes su ja susitinkam ir aš jį sakau, žiūrėkit, sakau, kaip įdomu, sakau, dar, nėra taip, sakau, buvę, kad sakau, kad pas mane su klientu sutaptų taip stipriai archetipai. Ir jis sako, žinokit, kai buvo, aš, sako, man draugė parekomendavo tavo, sako, profilį, aš, sako, užėjau pas tave, aš kokius, sako, 10 minučių praleidau tavo profilį. Sako, mane taip užkabino, aš, sako, žiūriu ir nuotraukos taip kažkaip atrodo, vat, kaip man patinka, kaip tu dėlioji nuotraukas feedą, kaip tu kalbi, dalykai, kuriuos tu pasakoji, sako, man taip atsiliepia. Aš, sako, per 10 minučių, sako, tik užėjau, aš, sako, iškart per 10 minučių, sako, pas tą pinigų maratoną nusipirkau, aš, sako, pas tavim buvau. Pažįstama iš Instagramo 10 minučių, sako, tu man taip, sako, aš jaučiu, kad mes tokios panašios, sako, visiškai nesuprantu, kodėl, kaip. Aš, sako, per 10 minučių nusipirkau, sako, pas tave pinigų maratoną, nes, sako, man tiesiog, užklikino. Ir sako, sako, ir žiūrėk, kaip gaunas, kad, sako, nebe priežasties tau taip užkabino, nes mes, sakau, net pagal archetipus labai stipriai esam panašios ir matot net, ne, kad kaip mes visiškai net tu gali nežinot, nesuprast, bet tave žmogus užkabina ir tu paskui tik po kurio laiko tau gali išaiškėti, kodėl. Tai labai įdomu, gal su vis pasidalinsiu šituo. Tai dėkoju kiekvienam, kas esat. Jeigu neprenumeruojat, būtinai tai padarykit. Nežinau, kiek pas mane dabar prenumeratorių, bet man atrodo, artėjomės prie 1000, tai iš tikrųjų labai man džiugu. Tai dėkoju kiekvienam, kad žiūrit. Man labai džiugu yra, kad turiu su kuo dalintis, kad yra žmonės, kuriems galiu pasidalinti savo žiniomis, patirtimi ir kad tai svarbiausia, kad jums yra naudinga. Tai taip svarbiausias dalykas yra, kad tai yra naudinga. Tai dėkoju kiekvienam, kam įdomu, susitiksime toliau intuicijoje ir kaip visada apkabinu ir iki kitų greitų susitikimų.